Šiandieną turime dalyvių beveik 500 ir tai yra rekordas. Visi čia vaikšto, bendrauja, susipažįsta su naujais žmonėm, užmezga verslo kontaktus ir taip toliau. Tikrai įspūdį padarė, negalvojau, kad tiek bus ir labai naudinga, kad pažinčių daug. Tai yra labai daug turinio, labai daug informacijos, tai yra pats didžiausias renginys, kurį mes esam turėję Lietuvoje ir visose Pabaltijos šalyse. Čia gali pamatyti tų naujovių, apie kurias kiti kalba arba užsienyje jos matosi, o čia Lietuvoje sunkiau pamatyti gyvai. Kad žmonės galėtų pabendrauti, kokius nors savo patirtimis pasidalinti ir taip toliau, taip toliau. Galimybė susipažinti, galimybė pamatyti ir, kas labai man svarbu, pabendrauti gyvai su tuo pranešėju, kuris papasakojo savo patirtį, čia pat parodė, ką jis yra padaręs. The topic that we are discussing here right now at Vilnius is absolutely the same topic that people discuss on Silicon Valley in US, or in London, or in Moscow. Žinojau apie tą, ką galėčiau gal taikyti darbe, gal kažką siūlyti klientams iš tikrųjų. Papasakosiu savo vadovybei, ką sužinojau naują. Iš tikrųjų profesionaliai pasirengę pranešėjai. Įdomu yra ką paklausyti, tikrai pasimokinti. Labai gera organizacijos požiūriu, ta prasme, tikrai gražiai organizuota. Aš esu įsitikinęs, kad pavyzdžiui tai, ką rodžiau, kokie 95% žmonių nebuvo matę iki tol. Manau, visiems buvo kažkas vertingo, tiek developeriams, vadovams ir tiesiog specialistams. We are really glad to be here and to continue that journey together with Microsoft. So it's a great cooperation. Na, aš manau, kad šiais metais konferencija tikrai pavyko puikiai ir tikrai esu įsitikinęs, kad kitais metais mes ją turėsim dar didesnę. Visą laiką Microsoftas išlaiko savo klasę, tam tikrą renginį padaro tam tikrą lygmenį.